Sveiki gyvi. Iš esmės šiandieną mes minime birželio 14, tai yra gedulo ir vilties diena Lietuvai. Tai ko gero vienas skaudžiausių įvykių, kada Sovietų sąjunga pradėjo masinius trėmimus. Labai didelė dalis Lietuvos visuomenės buvo ištremta į gulagus, į Sibirą. Daug žmonių tenais mirė, daug žmonių iš tikrųjų paaukojo savo gyvybę dėl mūsų valstybės ateities ir dėl mūsų laisvės. Dėja taip jau yra, kad gyvenimas ir istorija dažniausiai jinai yra besikartojanti. Kartojasi jinai todėl, kad visuomenė, žmonės, gyventojai, tautos taip ir neišmoksta savo pamokų, kad tu turi puoselėti ir tu turi saugoti savo istoriją. Tu turi saugoti savo šaknis ir tu jas turi ginti. Kada visuomenė ir piliečiai praranda tikėjimą savo valstybę, tai priešas visą laiką randa galimybę su to kirminu įeiti ir perimti ją. Taip jau atsitinka, kad politikai, kai kurie visuomenės veikėjai pradeda tikėti ne savo piliečiais, ne savo tauta, bet jie tiki kitais, kitomis tautomis ir kitais posakiais, kad ateisim, atvažiuosim, eisim, išgelbėsim jūs, eikit mėlyai broliai į mišką, tuoj mes atvažiuosim jūsų ginti. Nei jie važiavo, nei jie važiuos, niekada jie negins. Valstybę, tautą galima ginti tik tais patys žmonės. Kitas mūsų niekas neapgins. Birželio 14, tai yra gedulo ir vilties diena, kurios metu mes matėme, kiek buvo ištremta kultūros visuomenės veikėjų, mes matėme, kaip buvo ištremti mokytojai, pedagogai, politikai, prezidentas netgi buvo ištremtas mūsų, bei kita visuomenės dalis. Kas ir kaip ir bebūtų keista, kad ir kaip bebūtų skaudu, bet mes iš tos pamokos neišmokome. Neišmokome, nes jau turime 2026 metus ir niekaip Lietuvos politikai nesugeba priimti KGB išviešinimo dokumentų. Tai vienas, ko gero, svarbiausias mūsų dokumentas Lietuvos istorijai, jeigu politikai atrastų jėgų ir pastangų, kad KGB dokumentai būtų išviešinti. Kai išviešintumėm KGBistus, jūs pamatytumėte, kas buvo tikrieji mūsų tautos naikintojai. KGB esantys žmonės, ne visi buvo jie blogi. Buvo žmonių, kurie buvo įtraukti tiesiog, kad įtraukti, bet labai didelė dalis, apie 80% KGBistų, jie sutiko bendradarbiauti dėl geresnio gyvenimo, dėl savo interesų, dėl to, kad jie nekentė Lietuvos, dėl to, kad jie nekentė mūsų tautos. Aš manau, kad tai yra didžiausia klaida. Deja, taip jau yra, kad socialdemokratai ir konservatorių politinės jėgos, netgi ir mūsų prezidentas, kuris galėtų parodyti lyderystę šitame projekte ir pateiktų ir įstatymo projektą, kuris buvo mano pateiktas, galėtų jisai pateikti, galėtų visa politinė bendruomenė ir šitos dokumentus šviešinti. Kai jūs pamatytumėt, kas yra tose sąrašuose, jūs galėtumėt suprasti, kaip mūsų Lietuva yra toliau tampoma. Kaip yra tampomi politikai, kaip yra tampomi verslininkai, kaip yra tampomos tam tikros teisėsaugos institucijos. Deja, mes esame paskutiniai. Estai buvo pirmi, kurie atgavus nepriklausomybę išviešino KGBistus. Latviai tą padarė 2014-2015 metais, o mes dar trypčiojame. Mes bijome, nes tulpės, rožės ir visi kiti aukšto rango pareigūnai, jie turi labai didelę sąsają su KGBistais. Tai dar sykį, mėly mano bičiuliai, draugai, mūsų gedulo ir vilties diena. Gedulas buvo tuo metu, dabar mes turime džiaugsmą, nes mes turime nepriklausomą valstybę. Jie tuo metu paaukojo gyvybę už tai, kad mes būtumėm šiandien laisvi. Bet deja, vieno dalyko mes dar nepadarėme. Mes neišviešinome tų, kurie žudė, naikino mūsų valstybę. Norėčiau palinkėti, kad per ateinančius metus konservatoriai, socialdemokratai, liberalų sąjūdis bei kitos politinės jėgos, kurios yra tikėtina tampomos KGBistų arba valdomos KGBistų, arba netgi jie priklauso vienai ar kitai dar struktūrai, kad jie atrastų jėgų ir Seime parodytų politinę valią ir tos dokumentus išviešinam. Istorija yra istorija, bet tiesa turi būti matoma visiems.